Didieji javapjūtės darbai jau baigti, bet dar matyti besidarbuojančių kombainų pupų laukuose, netruks ateiti ir kukurūzų kūlimo laikas. Viskas šiemet anksčiau, sakė ūkininkas Jonas Gradeckas, stebėdamas pupų kūlimą. Ką auginote ir ką šiemet nukūlė jau šis naujasis kombainas? Jau 400 hektarų nukūlės yra, tai kviečiai buvo ir rapsas, o dabar likę virš 100 hektarų pupų. Pirmieji štrikai nupjovėm 15 hektarų maždaug lauką pupų. Tikėjomės, žinokit, geresnių derlių ir taip atrodė, kad jie bus geresni, bet gamta padarė savo išvadas. Ir derliaus, kai sako, 3,5 rapsas, kviečiai apie 7,5. Tai yra mažesni negu? Mažesni, mes visą laiką tai būdavo 8,5 iki 9 ir virš 9 tonų kuldavom kitais metais, bet šiuos metus ir rugiapjūtį 2 savaitėm anksčiau prasidėjo. O pačios augimo sąlygos, kuriuo metu pamatėte, kad jau gali tas derlius nebūti toks, kokį tikėtasi iš pavasario? Žinokit, sunku buvo spręst, eilė metų, žinokit, irgi tos sausros būdavo, bet tokios įtakos neturėjo grūdų stambumui, svoriui, dydžiui grūdų. O šiuos met kažkaip kitaip davė. Tai kokie tie grūdai šiemet smulkesni? Smulkesni, bet saiko svoris yra antraklasėje. Kai saiko svoris traukia visas parametrai antrą klasę, yra geri, trūksta biškį, gal baltymų būtų pirmą klasę. Pupų derlius pirmasis ką rodo? Tai 3,8 hektaro nupjovėm pirmą laukelį ir buvo kaip kartas priekaba, nuvežė pasvėrėm, tai rodo palė 4 tonas, bet žinot, drėgnumas yra 17%, esamės dar šiukšlių, džiovysim, tai 3,5 turėtų būti. Ir turbūt ta grūdų rinka kiekvienais metais yra iššūkis ir šiemet taip pat. Ar pavyksta jums bent jau įsitekti į savikainą grūdų ar gauti kažkiek to pelno? Sunku, žinokit. Tas, ką mes anksčiau turėjom, to nėra. Visos chemija, trąšos, viskas brangsta, o grūdai pinga. Gradeckų ūkis nemažas. Dirbamos žemės virš 500 hektarų. Visose ūkiuose žemės ūkio technika didėja ir perkama vis našesnė. Tokios pat tendencijos ir čia. Šiemet įsigytas ir pirmąjį savo sezoną bebaigiantis New Holland CR890 su lankčia juostinė pjaunamąja buvo didelė investicija. Tačiau skaičiavimai rodo, kad našesnė technika ne tik padeda greičiau nukulti derlių, bet ir ekonomiškai ūkiui naudingesnė. Gradeckai visada nukuldavo derlių su vienu kombainu, tik jie vis didėjo, vieną New Hollandą keitė kitas didesnis. Pirmas sezonas naujajam kombainui jau kaip ir baigėsi, tai kokius rezultatus parodė jisai? Reikėjo mažiau dienų kult. Ir šis kombainas tai ypatingas to, kad labai skiriasi pjaunamusios nuo senojo kombaino. Mes irgi prieš tai turėjom kombainą irgi New Hollandą. Čia šita pjaunamoji neturi sraigės, lankstosi į 3 dalis. Kaip ir matot, ražiena tai yra trumpa, labai gražiai pupa surenka, visas jokių pupų pribarstymo, jokio nuostolio nėra. Didžiausias efektas tai štai yra ši pjaunamoji. Lanksti juostinė Magdon pjaunamoji tolygiai paduoda nupjautą masę, todėl tolygus išlieka ir kombaino našumas, nors darbo sąlygos ir pasikeičia. Pasak Litagros atstovo Pauliaus Svilio, inovacijų kompleksas New Holland kombainuose padeda lengviau ir kokybiškiau jais dirbti. Inovacijos ir senosios kartos patirtys sujungtos kartu leidžia kurti našias žemės ūkio mašinas bei įrenginius, tai pasiekiant aukštus rezultatus žemės ūkyje ir perdodant patirtis naujosiams kartoms. Galbūt pabrėžti norėčiau, kad New Holland kombainų viena turbūt svarbiausių savybių būtų patikimumas. New Holland kombainų gamintojas pasaulyje yra vienas iš patikimiausių ir tai garantuoja ūkininkui, kad technika tarnaus tikrai ilgą laiką jam. Patikimumą taip pat turi užtikrinti tam tikri inžineriniai sprendiniai. Tai atsižvelgiant į šitą tą inžinerinę New Holland technikos pusę, kokie sprendiniai garantuoja patikimumą?
Tai būtent šis New Holland markės kombainas CR8.90 turi nemažai inovacijų ir technologijų įdiegtų, bet vienos pagrindinių leidžiančios jam būti našiu, tai yra variklio galia, optimalus pjaunamosios pritaikomumas ir inovatyvios technologijos įdiegtos kombaine. Tai variklio galia leidžia dirbti jam našiai net ir pačiomis sunkiausiomis sąlygomis. Magdon pjaunamoji 10,7 metro pločio, tai leidžia ne tik tai našiai nuimti didelius plotus greitai, bet ir palaikyti aukštą derliaus kokybę. Pjaunamoji Magdon yra ypatinga, jinai yra lanksti ir tai taip pat turi privalumų dirbant. Taip, jinai puikiai kopijuoja paviršių, jinai dar turi juostinį transporterį, kas leidžia šiam kombainui tolygiai pateikti masę. Kadangi kombainas turi twin rotor sistemą, tai tolygiai pateikiama masė į sistemą visą užtikrina labai efektyvų derliaus atskirimą ir nuėmimą. Turi įdiegtų technologijų savyje sistemų, kurios leidžia jam prisitaikyti prie derliaus nuėmamo ir pasirinkti OptiSpeed sistemą, IntelliSense pavadinkim jas. Tai viena iš jų IntelliSense leidžia pasirinkti kombaino parametrus pagal derlių, o OptiSpeed optimizuoja kombaino greitį pagal esamas sąlygas. Naujos technologijos palengvina ir kombaino reguliavimą, prisitaikymą. Tai ar dar yra belikę, kur įsiterpti žmogui? Šiuo atveju viskas yra kuriama taip, kad kuo būtų paprasčiau operatoriui. Vadinkim, galbūt netoks patyręs operatorius galėtų ateiti ir ganėtinai lengvai valdyti šį kombainą. Dviejų rotorių kombainai yra našus dirbant sunkiomis sąlygomis. Gradeckai kratiklinio kombainą keitė į rotorinį ir jau įsitikino rotorinio kombaino pranašumu. Našus kombainas, tai jeigu kviečius kuriam ar ką, tai 3 traktoriai vos spėja vežti. Ir veža dideliem priekomų, ten virš 20 tonų, 25 tonų. Visus savo laukus šito vienu kombainu ir nukulsite? Taip, vienu kombainu ir visą laiką jau mes kokie 15 metų kulim, tik vienu kombainu. Ta vieną kombainą reikia turėti patikimą gerą, geriau viskas eina logistiką sureguliuoti, viską kaip 2 kombainai, daugiau tų vežimų reikia, logistika, viskas susimaišo per daug. Ūkininkų žemės plačiai išsimėčiusios. Iš lauko į lauką tenka važiuoti ir daugiau kaip 20 km. Nežiūrint ilgų atstumų, per dieną pavyksta nukulti apie 40 hektarų. Kombainų dirba vienas žmogus. Naši mašina patogi ir darbuotojui. Nors anksčiau turėtas kombainas taip pat buvo New Holland, reikėjo laiko priprasti prie naujojo CR8.90. Pirmieji tie žingsniai biskį tokie nedrąsūs, o dabar matyt, kaip pupas pjauna, tai kaip tarpeda važinėja. O tas nedrąsumas dėl ko? Matot, vis tiek ir valdymas didesnis ir reikia įprasti viską valdyti. Nors čia turi daug proto pats daro, bet vis tiek be žmogaus nieko nepadarys. O ankstesnis kombainas irgi buvo rotorinis ar kratiklinis? Ne, kratiklinis buvo. Tai turbūt tas perėjimas nuo kratiklių prie rotorių irgi? Taip, jau čia daug irgi su sūnumi mes abudu ten nagrinėjomės. 3 metus ruošėmės, kol tą kombainą įsigijom. Tai vis studijavom, galvojom, mąstėm, bandėm, žiūrėjom. Tai 3 metų laikotarpis turbūt jau tas sprendimas patikimas, garantuotas. Vat ką parodė ant pupų, tai žinokit, lygių nėra. Kai anksčiau su paprastu kederiu, tai būdavo tas vijoklinis žolės, vijunioja, ant lenktuvų vinioja, našumas krentas sustoja visi 3-4 žmonės, pešam mes tuos, visi vežėjai, kas tik pripuolė. Pešam tą, žinokit, atsukinėjom. O dabar tų žolių nevinioja, nieko juostą neša, viskas našumas didelis. Jono Gradecko draugystė su Lytagra skaičiuojama dešimtmečiais. Gražiose Birštono apylinkėse įsikūrusiame ūkyje pamatysime ir vieną iš naujausių T9 serijos New Holland traktorių ir Amazonės skutiką, jau daug metų šiame ūkyje skaičiuoja ir Arai bokštai. Lytagra labai didelį spektrą viskuo prekiauja, ir metalais prekiauja, ir šiaip, ir statybinėm technikom, medžiagom, visokiam statybinėm visko, ūkiui visko reikia. Tai ir štai taip ir eilė metų nuo pačių pradžių ūkininkavom, kur slidės puolės vis tiek bėgia į Lytagrą. O su servisu dažnai tenka susidurti servisu? Kai visa technika yra pirkta iš Lytagros, tai dažnas svečias. Didieji žemdirbystės darbai yra iššūkis žemės ūkio technikos servisams.
koks šis sezonas buvo lytagriečiams. Visumoje šis sezonas yra gan lengvas palyginus su kitais, nes orai leido išdėlioti javapjūtę ilgojų periodų. Nebuvo, kad vienas savaitė ir saulė šviesų ir paskiau lytų. Tai servisui tai palengvino darbą. Be abejo, mes turim stiprią mechanikų komandą ir inžinierių. Tai taip pat lengvina darbą ir padeda laiku užtikrinti pagalbą ūkininkams. Kiek mobilių serviso komanda buvo pasirengusios padėti ūkininkams šį sezoną? Pas mus departamente dirba apie 40 mechanikų, iš jų 28 yra mobilus ir užtikrinam pilnai, dengiam visą Lietuvą ir visiems ūkininkams stengiamės suteikti pagalbą per kuo trumpesnį laiką. Baigiantis javapjūtės sezonui paprastai reikia kombainą parengti poilsiui, žiemai ir kiekvienas ūkininkas tai daro. Į ką jie turėtų labiau atsižvelgti ir galbūt ką jie pamiršta padaryti prieš pastatydami į angarą? Kai kurie ūkininkai pamiršta ar nepakankamai gerai išpučia išvalo kombainą, tada dėja įsisuka graužikai, pažeidžia laidus ir kitam sezonui būna problemų, trumpi jungimai ir panašiai. Kombainą rekomenduojama išvalyti po kiekvienos darbo dienos ir ypač tai svarbu padaryti pasibaigus kūlimo sezonui. Žiema tinkamiausias metas ruoštis kitų metų darbymečiui. Padaryti defektacijas, kad žiemos metu susitvarkyti gedimus ir naują sezoną pradėti su pilnai paruoštų kombainų, pavasarį pasidaryti aptarnavimą ir vėl važiuoti į laukus. Siūlome ūkininkams atlikti defektacijas, kurios metu bus išdiagnozuotas jūsų kombainas, padaryta remonto sąmata, pritaikyta žeminė nuolaida ir galėsim sutvarkyti arba mes, arba jūs patys, bet už ženkliai žemesnę kainą. Gradeckams technika tarnauja ilgai, nes jie rūpinamasi, lygiai taip pat kaip ir kitais ūkio reikalais. Kombainas dar kulia, o rapsas posėliai jau pasėti, laukia tik rudeninė kviečių sėja. Mokslininkai rekomenduoja žemkenčius sėti šiek tiek vėliau nei įprastai, tad Gradeckai neskuba. Sėją planuoja pradėti rugsėjo viduryje. Pasak Jono Gradecko, pastaruoju metu rudeninius darbus sunkina tai, kad ribojamas glifosato naudojimas. Nupurškus piktžoles pavasarį, rudenį to daryti jau nevalia, todėl sunku su jomis kovoti. Kontrolės daugėja, pinigai mažėja. Kai kurios kyla. Reiškia, jau mes nugyvenom, pensijom reikia eiti ir mes ūkininkauti. Tai ką mes valgysim? Paklausim mes pas tos, kas viską draudžia. Klausimų valdžios institucijoms ūkininkai daug turi, nei visus gauna atsakymus. Gelbsti pačių apsukrumas ir patikimi verslo partneriai.